Sveiki! Tiesiog spontaniškai sugalvojau padaryti video, kadangi labai daug sulaukiu klausimų. Tikriausiai todėl, kad pradėjom dėti video į YouTube. Tai atsiranda tokių svetimų žmonių, kurie arba planuoja į Ispaniją kraustytis, arba svajoja, arba jau yra eigoje ar nekraustymosi. Tai faktas, kad labai įdomi ir mūsų patirtis, nes viską darom nuo pradžių. Esam tiesiog paprasta šeima, bet didelių kažkokių santaupų ar kažkokių ten tuo, kas būtų mums palengvinę šitą atsikraustymą, tiesiog paprastos šeimos modelis ar ne, nusprendžiant kraustytis į Ispaniją. Bet šiandien norėčiau ne apie tai, todėl kad prie tam video pakankamai nemažai papasakojau apie tą mūsų pradžią, apie tas nuomas. Dabar galbūt labiau paliesiu būtent savo asmeninę patirtį, kas liečia su darbo sfera, nes labai daug iš tų žinučių yra moteris, kurios dirba mano sferoje, tai joms tikriausiai yra aktualu, nes normalu, kai tu keliesi į Ispaniją, kaip ir minėjau pradžioj, tai nesikeliam čia ar netostogauti. Faktas, mes galvojame apie tai, ką mes čia darysime, iš ko valgysime duoną, iš ko uždirbsime. Tai galbūt nepasakoju pačioj pradžioj ar ne, kas mes esam, bet papasakosiu, kadangi, fainai iš tikrųjų, kad galime pasidalinti, o kodėlgi ne, jeigu tai, kam nors tikrai palengvins ar padės. Tai iš tikrųjų Lietuvoje mes su vyru dirbame abu kirpėjai, vyras barberis, aš grožio irgi specialistė, plataus profilio kirpėja. Turėjome grožio studiją, tiksliau turėjome 2 grožio studijas, pakankamai nemažą kolektyvą. Kai jau nusprendėme keltis į Ispaniją, nusprendėme viso to atsisakyti ir perleidome į kitas rankas. Tai nes puikiai visi supranta, kurie dirba mūsų sferoje ir kurie valdo šitą sferą, turi grožio studijas, kad čia nėra didžiulis verslas ar ne, kai tu pats tame versle neverdi ir nedirbi. Tai va, iš tikrųjų, ką labiausiai norėjau pabrėžti ar ne, nes didžioji dauguma, ko manęs klausėt ir pastebit ar ne, kad aš nesireklamuoju, kad dirbu dar savo sferoje, tai kol kas dar nepradėjau joje dirbti. Praeitais metais buvau šiek tiek pradėjusi, buvau išsinuomojusi darbo vietą pas vieną Olandę. Tačiau eilinį kartą, iš tikrųjų, labai daug kas tikriausiai girdėjot, kad Ispanijoje reikia labai saugotis. Tai prie visų tų pliusų, gero oro, šypsenų yra ir tokie negeri dalykai, kaip iš tikrųjų daug kas nori tave apgauti, daug kas nori tavimi pasinaudoti. Tai praeitais metais ypatingai mums teko su tuo susidurti, ieškant ir nuomos, ir netgi išsinuomojus darbo vietą pas Olandę, susimokėjus nuomą, lyg įtariau, nedamokėjau iki galo, laukdama, kol praeis kelios savaitės. Manęs buvo paprašyta, nepaprašyta, jį ten sukūrė istoriją, kad su jos tečiu buvo blogai ir jį turi išskristi į Olandiją ir aš turiu išsikraustyti, bet su galimybė grįžti. Bet visa esmė, kad jį man tiesiog negrąžino mano pinigų už nuomą, kurios buvau sumokėjusi. Tai iš tikrųjų net nenustebau, tikrai tai Ispanijoje egzistuoja ir esu tokių daug situacijų girdėjusi ar ne ir pati susidūrusi, kad tavim nori pasinaudoti ir nori tave apgauti. Bet šiek tiek išsiplėčiau ne apie tai. Gerai, dabar papasakosiu ar ne apie būtent grožio sferą. Kol kas dar pati nepradėjau, bet jau eigoje planuoju pradėti, kadangi dar mokusi papildomos specialybės ir su tikslu šiek tiek dubliuoti nuotolinį darbą su savo profesija. Tai kokia yra čia pradžia grožio specialistėms
Ir tikrai pastebėjau, kad yra nedaug dirbančių lietuvių, kas mane labai nustebino, ne taip kaip Norvegijoje ar kitoje Anglijoje kažkokioje ar ne. Lietuviai šiaip yra labai vertinami specialistai. Tai mane labai nustebino, kodėl toje saulėtoje pakrantėje, kur taip šilta, kur tikrai nerealu, dirba labai mažai lietuvių specialisčių. Tai todėl, kad čia yra labai sunku finansiškai. Mokesčiai būtent dirbantiems pagal verslo liudijimą arba individualią veiklą, kaip pas mus Lietuvoje vadintumėm, tai pasirinkus šitą sistemą mokėjimo, čia mokesčiai yra tikrai negailestingi mum. Pirmus metus reikia mokėti apie 80 eurų, bijau, žinokit, pameluoti, reikėtų pasitikrinti. Kaip sakiau, video darau spontaniškai, tai tikrai nepasitikslinau, kokie dabar įstatymai, nes čia jie keičiasi labai dažnai. Tai berods, pirmus metus ten reikia mokėti apie 80 eurų, nuo 2 metų mokesčiai drastiškai padidėja. Tai čia yra tik tai mėnesinė įmoka, po to tu moki už pelno mokestį ir dar už kažką, bijau irgi nusišnekėti. Tai jeigu įdomu, tikrai pabrėšiu, parašykit komentare ir aš patikslinsiu tikslę informaciją, kokie tie mokesčiai. Tai čia yra tik tai mokesčiai, darbo vietų nuomos. Iš tikrųjų, tik atvykusi į Ispaniją buvau su tikslu, kad savo sferoje iš karto pradėsiu darbuotis, nes labai daug klausiau čia gyvenančių, ar mano paslaugos yra reikalingos, ar yra čia poreikis. Tai tikrai mane nušvietė, kad čia yra tas poreikis tikrai didelis, nenuostabu, visos mėgsta puoštis. Bet su kuo visų pirma susidūriau, ar ne? Pradėjau ieškotis darbo vietos. Tai čia darbo vietos kaina yra be galo didelė. Praktiškai visur, kur ieškojau, nuomos mėnesiui prasideda, neprasideda, gal ne taip išsireiškiau, tai didžioji dauguma, ko klausiau, tai kainuoja apie 600 eurų. Buvo tikrai vietų ir pasiūlymų, kur ženkliai pigiau, tačiau atitinkamos buvo sąlygos, tai vėlgi žiauriai myliu savo darbą, tai vėlgi renkiesi, ar ne, ar gali, kur tu priimsi tą savo klientą, ar nereikės ten vienoje vietoje, kaip nuoma buvo mažesnė, bet tu ten net negali apsisukti priimti klientą. Tai vat. Tai kuo skiriasi nuo Lietuvos, visi puikiai suprantam Lietuvos darbo vietų kainas, vėlgi neabsoliutinu, nes yra visokių, ar ne, yra kas moka procentus, tai ir 1000 sumoka už darbo vietą, bet toks maždaug vidurkis, ar ne, Lietuvoje už darbo vietą gali sumokėti 300–400 mėnesį. Kadangi mes patys turėjom 2 salonus, tai puikiai suprantam, kaip viskas verda šitame versle. Kas liečia čia, tai labai brangu. Apskritai mūsų sferai suprantam, ar ne, kad visa mūsų alga susideda iš klientų. Net ne iš vieno kliento, ne kokio kliento, bet viskas susideda iš klientų kiekio. Susirinkti klientų tiek, kad mes galėtumėm susidaryti savo mėnesinę algą, jų reikia labai daug. Ir reikia tokių, kurie grįžtų kas mėnesį, tai faktas viskas priklauso ir nuo mūsų, ar ne, kokie mes esame specialistai. Jeigu esame geri specialistai, tų klientų ratas plėsis kur kas greičiau, bet čia reikia laiko. Tai jeigu Lietuvoje, esu išleidus iš tikrųjų Lietuvoje ne vieną mergaitę, pradžiamokslę, įsibėgėti į tą mūsų sferą, tai tikrai prireikia ir pusės metų, kartais ir metų, viskas priklauso ir nuo pačių. Tačiau tai žodžiu, eina suprasti, ar ne, kad mes nuomojamės darbo vietą, nes norime pradėti. Nuoma mėnesio čia kainuoja 600 plus mokesčiai, jau 700 į mėnesį. O mes dar neturime klientų, tai faktas, kad mes lipam neaišku laiką į didžiulį minusą, tai mes turime turėti labai daug santaupų, kad galėtumėm įsibėgėti. Aš jau neapkalbu apie tai, ar ne, kad žiūrėk dar buto nuoma, ar ne, buto nuomas be galo didelės, ten 1000–1500, tai dar
darbo vietos nuoma, nu, tai tiesiog suprantama, kad kosmosas. Ir tu dar neuždirbi pinigų ir neturi tiesiog, ar ne? Net tų nuomų iš ko mokėti, jeigu tu neturi santaupų. Iš tikrųjų, Ispanija šiaip yra labai brangi šalis, suvokiant tai, kad, tarkim, patalpų nuoma, ar ne, darant verslą, patalpų nuoma yra tokia kaip Lietuvoj, patalpų nuomos praktiškai kainos yra tokios pat, tačiau darbo vietos kainos yra pakankamai didelės. Ir iš dalies aš suprantu grožio salonų turėtojus, nes kas turi grožio salonus Lietuvoje, tai kai tu turi grožio saloną, čia nėra verslas, čia yra, jeigu tu pats dirbi, tai viskas yra ok, tu susikūrei savo darbo vietą, jeigu tu pats nedirbi, tai čia yra tokia investicija į niekur. Nebent tu ten labiau kažką plėtojasi. Ispanija nesikuklina, čia faktas, kai tu darai verslą, čia faktas, kad tu nori iš jo uždirbti ir visiškai pilnai suprantu tuos salonus, kurie užsikelia tas 600 nuoma ir ne darbo vietos, tai šiaip normalu, nes investuoti į grožio saloną, jį atidaryti, tai kainuoja be galo daug, ne tik tai finansiškai, bet ir morališkai. Tai viskas su tuo yra labai gerai. Tačiau tiesiog noriu apšviesti visas tas grožio specialistės savo kolegės, ar ne, kurios manęs klausėt, kokia čia yra situacija ir kodėl čia yra taip sunku įsibėgėti. Labai kažkaip galvoju dabar ir pabaigsiu video kažkokią neigiamą nostalgiją, ar ne, kaip sunku čia įsibėgėti. Bet aš visą laiką renkuosi karčią tiesą negu saldų melą. Tikrai nepalengvintų tos situacijos ir nesakyčiau, Jėzu, kaip čia fainai, kaip čia lengva. Netgi sutikusi dabar nesenai buvau lietuvė ir juokėmės iš kai kurių komentarų, kai sako, tu kaip ispanų kalbą lengva išmokti, čia keli mėnesiai ir jau kalbu ispaniškai. Ne, iš tikrųjų realybė yra kitokia, viskas labai individualu, kad ir kalbą išmokti vieni gali labai greitai, kiti negali labai greitai, esame labai skirtingi. Tačiau ką labai tikrai dabar jau noriu pabrėžti po tiek to mano negatyvaus įrašo, kad čia žiauriai yra faina, iš tikrųjų saulė be galo gydo ir kad ir kaip čia yra sunku įsitvirtinti, jeigu tikrai labai labai norit, tikrai labai labai verta. Nes, taip, saulė gyvas nebūsi, bet kartais jį gydo.